Sveiki, gyvi, kas geresnė? Nu tai kas geresnė? Hebra, 2 savaitės nesimatėm. 2 savaitės. O kodė? Pilna žinučių rašė Instagramą, kada naujas YouTube video, kada naujas. Pas mum buvo uošvienė grįžus iš Vokietijos 2 savaitėm, tai nusprendėm biškį pailsėti nuo tų kamerų. Ką reikėjo, tą filmavomės, bet taip stengiamės pailsėti. Bet šiandien jaučiu vėmti vers mane tos kameros. Todėl, kad šiandien filmuojam va dabar, ką jūs matot. Ir dar pradėsim jau kitam naujam kanalui, susijusiam su mašinų remontais. Tai va šiandien irgi prasidės filmavimas to dalyką, nes šiandien atvažiuoja tas Mustangėlis. Jau po pietų kažkur link mūsų pajudės, pasitiksim. Bet labai daug jūs šitam kanale nematysit apie tą Mustangą, nes viską reikia žiūrėti naujam kanale. Aišku, aš parodysiu ten, bet nerodysiu nei dūžę, nieką. Biški parodysiu. O daugiau kas norės pažiūrėti, tai turės nueiti naują kanalą ir ten viską sužinos. O po to tai jau gal ir parodysim ir šitam kanale. Bet kaip pirmą kartą, tai teks laukti to naują klipą. Tai va, tai dabar važiuojam į garažą. Kolega va iš priekio važiuoja. Ir su kokia čia mašinikė dabar visi klausė jaučio, ne, galvoja, kur čia Golfui sėdynės pakeitėm, ne, Golfui sėdynių nekeitėm, nes aš Golfe dabar nesėdėjęs irgi kažkur 2 savaitės, tada kai važinėjau dabar su Porsche Cayenne, va tokiu. Porsche Cayenne'ėlis. Ir davė pasivažinėti, čia iš auto nuomos centrą, Detransą. Tai jeigu kas nors va, iš užsienio grįžtat į Lietuvą, norit pasipontuoti va, su Porsche'ais, Mersais, Audiniam, Bambaliais, ten daug tų mašinų pas juos yra. Jie pristato į oro uostus tas mašinas, tai pavyzdžiui, jeigu tu susirašai, kad tu grįši į Kauno oro uostą, tai tu nusileidi, išeini iš oro uostą, tavo mašina jau stovi oro uoste, įsėdi ir važiuoji. Nusileidi Vilniaus oro uoste, mašina jau Vilniaus oro uoste. Nusileidi Palangos oro uoste, mašina ten palikta. Į taip važiniai šaiką, į visur palikiniai tas mašinas, kad jums būtų patogiau atsisėsti ir lėkti, kur jums reikia pasipuntuoti, aišku. Visą laiką reikia biškį ranką, žinot, iškelti. Jeigu su kokiu BMW, tai Adidas treningą nepamirškit. Tai vat, Detrans auto nuoma. O dabar skutam greit pabaigti, nes vakar biškį priterliujau sieną. Norėjau tokį gražų dizainą padaryti garaže. Bet gavos taip, kad nesąmonių muziejų padariau. Tokį nesąmonių. Tuoj parodysiu. Pažiūrėkit į garažą. Švarus, gražus. Į čia va tas, kur pridirbau tą sieną. Kažkokias nesąmonės bandžiau padaryti dizainą, pažiūrėkit. Tai dabar užpildysiu geltonai bus, kai Akropolį rodyklę, žodžiu, kad tik į tą pusę gali važiuoti. Tik į šitą pusę. Nes, nesąmonė kažkokia čia padariau. Tai reikia šitą bėdą ištaisyti ir va šitus va irgi nuo bėgimus sutvarkyti. Tai va, ir va taip garažas atrodo. Kaip šaika, po paskutinį video pasikeitė? Tai aišku pasikeitė. Gražesnis, tvarkingesnis. Čia va, aišku, čia dabar toj nusikrausis, nes čia vakar dažėm, tai čia visokie kleckai, bet va taip atrodo. Tai va. Tai ką, reikia mašinas pasitraukti. Pasitraukti mašinas, atsilaisvinti kiemą, kad tralsai važiuotų. Ir žiūrėti. Aš toks biškį ištinė, žinokit, nes prieš valandą atsikėlęs. Prieš gerą valandžykę aš pakilau iš lovos. Mūsų ofisiuks vėl sugrįžo čia į kaimą. Nebe namuose, o čia. Va. Tai va, turim papildymą, kas norit užsisakykit. Ir žodžiu. Einam traukt mašinikės ir sulauksim to Mustangą. O Jėzau, tu kad čia net akumuliatoriaus nėra. Čia nėra net akumuliatoriaus. Va. Šitą žmogų kitam kanale matysit dažnai. Bus pagrindinis meistras. Su speedmeisteriais. Taip va atrodo Poršiuks. Gražus. Gražus Poršiuks.
Ir čia da yra 3.6 benzanolis. Bet galiu pasakyti palyginus, kaip tokį mašiną visai ekonomiškai važiuoji. Jeigu už 500 eurų aš grįžau iš Kauno su ją ir dar 3 dienas po miestą tiesiog važinėjau, nu žinot, šiaip pasivažinėjau. Tai už 5 eurų, kiek ten litrų gavos, po eurą 60, nu nežinau, paskaičiuoti kiek litrų, nu tai va, aš tiek, nu aš nežinau, gal kokius 500-600 km prasukau. Nes vien iš Kauno grįžti, tada čia da kiek ribkų suku, nu tai va, už 500 eurų. Tai jūs skaito čia brangiai, aš tai skaitau pigiai, mano Mersas tai 2-3 daugiau ryn negu šitą. Nu ką, nuo jūks persirengė, bandam sutvarkyti šitą sieną. Oi, čia dabar sakys su purškiamais dažais, taigi nesveiks kažkoks. Aš su purškiamais, nu, aš grafiti meisteris. Į čia taip, frešis, pokšt, į čia į kampą, pasidėti raktam. Realiai baigta viskas, va. Siena. Su muščiniu va atnešė karštų. Valandos laiks. Ir už valandas jau važiuosim pasitikti mašiną. Ir reiks bandyti nuo tralą nukrauti. Da Betą reik pasimti, Beta bus filmuotoja šiandien. Tai vat. Opa, senai matytos duris, ane? Tai pasilga visi tavis. Ką turi pasakyti jiem? Aha. Tuoj. Oi. Baik. Na. Net užspringau. Tai sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Dabar pradėsim vėl reguliariai kelti video. Nu baik. Ai, nu gerai. Reguliariai kelti video ir pafilmuosiu jums visko įdomu. Labas rytas, vat kaip sako butelis man. Norit paklausyti, kaip skamba šits Porschas? Klausykite šitą. Patika? Gerai, išjung kamerą. Atvažiavau Betai parodyti. Pafilmuoju, kaip atidarau vartelius. Čia gal jum ir įspūdingai neatrodo, bet mum, palyginus su kaip buvo čia viskas. Tai čia, oi, tai čia labai įspūdingai. Diena, naktis. Vau, kokia bačka. Toks va garažas. Grindų negalėjom nusidažyti, na šiaip žadėjom grindis dažyti epoksidu, bet kadangi uošvė nebuvo grįžus ir plus dar čia dažnai remontavo bratkis mašinas, tai nudažius realiai tu mašinas negali varyti kokią savaitę, kol čia viską baigsi. O darbus reikia atlikti. Tai va, tai nespėjom tą epoksidą, bet kažkada, nes jų yra tų epoksidinių dažų, tik tiek, kad neįsidažėm šį kartą. Tai va, tai kaip tu vertini? Ką? Kažkas skambin man. 9 iš 10. Alio. Šaika visą intensyviai laukia. Pasiėmėm dar vieną Macintoshą. Sakyk labas. Sveiki. Ir va čia dabar visi 3 burundukai lauksim, kol pravažiuos trals. Tai tada juos palydėsim iki namų. Nu jau viskas, gavom žinę. Jau įvažiavo į Joniškę teritoriją trals. Tėdis ką nurimo. Pamatęs kamerą. Ką man sakyti? Išgydino. Filmuok manęs. Va, važiuoju. O. Mustangėlis. Nu ką, varom toliau. Gražus mustangėlis. Verslo pietus. Aš ten nebegalėjau daugiau. Ai, tai ten važiuoju. Ragaujam, degustuojam.
Pažiūrėk, kaip gražiai man atrodo. Šiaip skanu labai. Skanu? Labai. Kaip, paskaniai pavalgėt? Labai. Mes čia paskutinę valandą valgėm, jau žmonės baiginėja darbus, bet vis tiek mums po kepsnį iškepė kiaulienos. Tai pakapojom, dabar reikia Coca-Colos ir į garažą. Ko garaže labiausiai reikia? Sėmačkų. Ja. Garažas. Ir nepamirškit, norint pamatyti visą Mustangą procesą, kanalas nurodytas, tai ten eit ir žiūrėti reikia. Supratot? Nu ką, kitą dieną jau. Pažiūrėkit, kaip namai blizg. Pažiūrėkit. Blizgesys pilnu pajėgumu. Beta 2 dienas valė. Ko čia darysi? Valgyt noriu, tu tai pavalgyt. Ką aš valgiau? Aš nežinau, kažką valgyt. Sumuštinį 10 rytą. Ai, O ką čia darysi? aš salutų tuną. Tuna saluto? Ja. Tu nori? Ne. Einu dulkint kilimą. Kokia leda yra? Pūgelę gal ir norėčiau, bet sakė eiti išdulkint kilimą. Nelabai noriu dulkint, bet liepia, tai einu išdulkinsiu. Nu ką, reiks ieškoti kažkokį baslį. Su basliu dulkinsiu. O. Na, varom dulkint. Kokį čia baslį panaudojus? Kokį galingą tokį. O. Vileda turbo. Vileda turbo baslį panaudosiu. Taip išdulkins. Ką žada praras kilimai. Viens gatavs, hebra. Viens gatavs. Baigiau dulkintis jau. Kai tu judi ir kaip tu mane supranti, kai tu žydi ir kaip tu rėki ant manęs, ir kai tu eini, tu atrodai stulbinančiai, ir kai tu šiki. Tarą davešim. Taip, taigi sakiau. Kaip vaikščiai tu. Kaip mane tu supranti. Hebrytė siuntos. Siuntos. Antrą kartą vežam. Freshis taškas LT papildyms, hebra. Freshis taškas LT. A jūs pastebėjot, kad mes kiekvienam vidose realiai tarą vežam? Pastebėjai, kiekvienas video mes tarą vežam. Ar rimtai? Nu. Eida, paimk iš golfą. Taros? Ja, Kiek? daug. Kai tu judi. Kur čia ta tara? Saka daug. Viens butelis. Viens butelis. Daug saka taros. Kai jin juda, kaip jin mane užknisa. Į šiukšlyną kažką parneš. Tada pradėsim šiukšlės rinkti. Čia šiukšlių paimiai. Ką? Šiukšlių pririnkai. Tau į bagažinę. Čia jau bratkis kiša nagus. Kad? Užuolaida turbūt visiškai atidaryta. Budzicko. Kai nekenčiu. Kiek? 5 eurų. Čia dar latviškas daro. Vat ir vėl uždirbom. 2 dalykai, kurių nekenčiu atiduodant tarą. Pirmas dalykas tai yra, kai įdedi tą skarbonkę, jin sugrįžt, nežinau kodėl, tiesiog pasuki ją biškį, jin tada nuvažiuoji. O antras dalykas tai, kai užbėgant rankos tas skistims. Bet viską gelbė šitos kavinių servetėlės, nes dažniausiai nei šlapių servetėlių mašinai neturim. O bet dažniausiai piznintas servetėlės. Susirink viską. Į mašiną? Nu, į Nes mašiną. dėl to, kad į mašiną neįdedam niekada šlapių servetėlių. Nu. Mūsų žemė dabar taip atrodo. Va. Šakaliukų jau mažai. Medis nuvers, tolets nuvers,
Čia dabar reikia tik tuos visus susipjaustyt, va. Šakas išvežti, o tos kitus į malkas panaudoti. Bet geriau atrodo, ne? 100% geriau. Dabar reikia kažkas su freza atliktų, išfrezuotų, žolę pasėjam ir gyvenam ant žolės. Bus pasaka. Pasaka. Reikia paklausti, Beata patenkita šito variantą. Ar tu patenkita? Labai. Tik tai tą reikia visą šaką supjaustyti. Ja, išvežti. Čia jos kažkaip ne... Į damalkų turėsim nemažai. Šašlikam, nes vasaros sezonas artėja, vasara prasidėja. Tai vat. Aš dabar galvoju, ko šiandien valgyt. Beata sakė, ji nebevalgys. Man tik nuspręs, ką aš valgysiu. Ja. Į ką man valgyt? Ko nori? Yra du variantai. Sumuštiniai su bomžpakiu. Ne. Koldūnai. Čia ką aš noriu. Ai. Pica su bomžpakiu. Kaip man patinka tokie tavo pasirinkimai. Va. Mustanginis raktas. Mygtukų daugiau negu pačioj mašinai jaučiu. Parodau iš čia tik. Nu va, buvo apsiprekita iki centriukė. Žinot, dėl ko, nes šitai picai buvo akcija. Tai negalėjau neimti, nes šiaip kainuoja beveik 5 €, dabar buvo 2,20 €. Kadangi aš picų mėgėjas, tai čia lobis vandenyse. Ir dabar grįžęs dar padarysiu Beatai rollsą. Airiai visi valga tokius vadinamus rollus. Bagetiai, kumpis, kiaušiniai su majonezu, sūris. Nu, jis jas vadin rollsais. Ir aš kaip jau paklausiu, nu, su kuo jisai sukams yra. Nes rollsas pagal mane tai yra, nu, į lavašą susukti roliuks. Sakai, su bagetė. Nu taip, nes ten taip vadinti. Tai čia yra sumuštinis tada. Ten saka, can I have a roll, can I have a roll? Ai. Yeah, blame one chicken roll. Barbecue sauce. Šiaip ką tik prieš 2 sekundės sakiau, kad aš šiandien vakarą nebevalgysiu niekam. Bet kaip galima per tokią legendinę dieną nevalgyti, kaip naujus gamin valgyti? Nu čia neįmanoma. Nusipirkau didįjį pasiflorą. Ir šitą pusėlę suvalgiau per 2 sekundės. Ant kiek skanu. Ir šits viens kainuoja 1,59 €. Kaip taip įmanoma? Toks skanus dalyks. Neįperkams. Aš galėčiau 5 per dieną juos suvalgyti. Va mūsų. Picikės. Kiaušai verdami, bagetės paruoštos. Reikia tik palaukti, kol kiaušai išvirs, nes daugiau viskas labai paprasta. Ir man reiktų jau į kirpyklą. Nu visą laiką apsikirpu tada, kada nesifilmuoju, o jau kai reikia pradėti vlogus filmuoti pyzę apžėlės, rytoj skutu į kirpyklą. Tai vat gerai, laukiam, kol čia išvirs, parodysiu tą bagetę ir atsisveikinsim tam kartui, nes eisiu editinti. Nu va, kaip atrodo rollsai. Majonezas, kumpis, icebergas salotos, kiaušinis su majonezu sumaišyts, sūris ir pipiriukai. Aišku, aš dar ir bomž paketą pasidariau. Nes, nu, aš esu kitoks žmogus nei visi. Jėzu, koks raudons. Iš vis atrodau kaip bomžara. Ne, rytoj tikrai kirpyklą važiuoju apšėpęs, raudons, kažkoks ištinės. Žodžiu, eisimės valgyti, su jumis viskas atsisveikinam. Laukit videosą naujam kanale ir aišku, laukit ir čia. Runo jis, pasiekit. Čiau, hebra.